Sveiki visi. Šiandien toks biški didesnės apimties darbelis bus. O šiandien užsimsiu pilnu automobilio spalvos keitimu. Automobilis atvažiavo paruoštas dažymui. Man reikėjo tik tai pasiklijuoti. Man reikėjo vis tiek pasiklijuoti aplink durų viršutinės gumas. Blizgių nenuiminėjo. Gavosi iš vidinės pusės, gavau ten pasiknisti biškį. Karočią tuos visus turėjau dengtis. Klijuoti. Čia irgi, tarpduriukai, dar tarpduriai irgi dažys nerodau. Čia užklijuotą nenoriu darinėti. Tai va, Mercedesas buvo ryžas, dabar tapo baltas perlamutras. Dažymą dar apsunkino, aišku, tai, kad yra trisluoksnis dažymas. Išsitempė pati darbo trukmė, nes tarp sluoksnių vis laukiu, o baltos spalvos yra labai daug sluoksnių. Tai dar biški buvo smagiau dirbti. O kaip viskas atrodė, pamatysit toliau eigoje. Nu va, taip suvienodinta jau spalva, padas padarytas, kaip sakiau. Ir čia sparnas remsis geltonas, čia sparnas remsis geltonas, čia kapuotas remsis pilkas gruntuotas prie pilko gruntuotų bamperių. O galinis bamperis analogiškai. Geltonas prie geltono sparno. Всё. Da čia netgi kaip ir trūktų, bet gal užteks padai. Nežiūriu irgi tas spalva, kaip ir atrodo, kol šlapės perdengi, o pradėjo džiūti ir jau matosi, kad pilkuoja permušnė. Bet aš jau čia viskas nebeturiu, aš 200 pm supyliau, 200 pm gramų suvariau ir karočią, aš čia buvau tipo, ale visai mašinai buvau susimaišęs, ten ant kėbulo da galinį sparną reikėjo tipo papūsti. Karočiam, bet žiūriu, kad čia vos užteko. Gerai, bet kaip nors. Va. Nice. Dabar einu, pasidarysiu BMW. Betmonas, svarbiausia mašina. Gražiausiai paruošta detalė. Viskas buvo nuimta iki plastiko, pernai pergruntuota. Jau kur labai didelį, tai jau įtepiau. Kur jau į plastiką labai giliai buvo įkirsta. Čia buvo išrakta, jau užpakliavau, užtaisiau viską. Apačiai irgi nušlifavau, sulitavau, viskas švari, be drūžių, kur jau liko drūžis, ten užtepiau. Всё. Labai tvarkingas betmoniukas iš tikrųjų. Tai ir bamperis bus vėl kaip priklauso palei tą mašiną. Tvarkingai paruoštas. Karočiam, dabar einam į lauką, parodysiu tą savo mintį. Va, karočiam, pilkas kapotas su pilku bamperiu. Čia remsis
pilkas su pilku, kaip sakiau, o geltoni bamperių kraštai remsis su geltonu. Tai man dar reikės čia geltonai sparną nusidažyti. Šitą visą, kad būtų čia vientisas geltonis. Ir čia reikės duris pasidažyti ir arką. O čia tarp duris kaip... Nu, tarp duris pofik, čia nesuprasim. Ir tas galinis sparnas. Всё. O toliau vėl viskas turėsiu. O čia toliau, kodėl nedažau galinių dangčių, nes čia jisai yra kitas kampas, ne statmena detalė, o kaip ir beveik horizontali. Čia nesugaudysi, ten persišviečia tas padas, nepersišviečia. Kapuotas irgi tas pats. Čia, kad ir viens prie vieno nudažius kapuotą, jisai kampą laužė ir karočiam... Ir kampą laužė ir nesuprasi tos šviesos. O, stovi mano raketa. Bamperis griežtai dažytas. Na, kaip tas skirtumas. Čiučiu gal ir matosi, bet tai hebra. Griežtai nuleista. Na. Baltas perlas. Nu, va, kampas biški pasikeičia vietom, gal laužė. Na, bet taip, su sparnu čia viskas, aš manau. Čia pasisekė baltą perlą griežtai nudažyti. Tai va. O tie balti perlai kažko tai labai persekiojo. Čia buvo golfas baltas perlas, tas baltas perlas, tas baltas perlas. Nu, tipo lygų nėra kitokių spalvų, tik tie balti perlai. Bamperis juodas nudažytas, nu jis ne juodas, jis tamsiai mėlynas. Jau patrauktas šunan. Šunelį, visas gražus, švarus, jokių išdaužimų, nieko nėra. Ir tą parsinešiau atgal, tą irgi atgal biškutėlį. Parsinešiau baltus dažiukus. tą juodą uždengsim splėvelę, kad nebūtų klausimų. Nu ir pareisim pas tuos. Tik tai dar dalykas toks, kad nenublemba. Šūdas. Užsiklijuosiu čia kortelę. Šachmatų lentelė tokia. Ir skaičiuosiu sluoksnius. Kortelę perdengsiu vieną kartą, perdengsiu dangtį vieną kartą. Kortelę vieną kartą, dangtį vieną kartą. Susiskaičiuosiu, kiek sluoksnių visą tai dažau. Ir paskui dar, kai jau nudažysiu, ant kortelės tada uždėsiu baltų perlų. Galvoju, vieną pilną, o antrą tokį pusinį arba netoli pilno. Nu, kad būtų lengviai kitas detalės dažant. Ir paskui tą kortelę imsiu ir kai dažysiu mašiną, įdėsiu prie mašinos, nudažytos ale jau ir žiūrėsiu, trūksta da to blizgučio, netrūksta tos baltos. Nu, vienu žodžiu, toks bus, ta kortelė bus toksai atskaitinis spalvos indikatorius. Nu, palika, kaip man ten sekasi dažyti kėbulą, nes durys atskirai dažosi, kaip tas dangtis iš visų pusių, nes reikia išdažyti. Skaiti kapotas atskirai, sparnai atskirai, nu blemba, kėbulas atskirai. Nu, čia gaunasi šitą kamerą, kėbulas dvi kameros, durys, kapotas, sparnai netilps, 3-4 kameros iš viso išeis. 4 kameros, pabandykit pasinuomoti, kiek kainuoja kamerą išsinuomoti. Kamera, dar plus saliarką užpilt. Na, baigsis tie klausimėlį, kiek kainuoja visą mašiną perdažyti. Gerai, juokauju. Situacija tokia, 1,2 gryno balto, plus kėdiklis dar 600, apie 2 kilogramus suėjo ant to, ko matėte. Čia yra 2 bamperiai, slenkščiai, kuziriokas ir dangtis. Dar nedažiau, rankinėlių nedažiau, ir dar slenkščiai tokie persišviečia. Realiai dangtis, kiek ten gaunasi, 2 pusiniai ir 1 pilnas. Jo, dažiau 2 pusiniai ir 1 pilnas, jau pradeda perdinginėti. Ir palei dangtį matau, ir palei kortelę matau. Dabar čia nufilmuoju, galėsiu net pats pasižiūrėti, ką čia prisibazarinau. Ir, dar kilogramų maišau kaip nieko, nes dar daug reikia spalvoti. Nes jis vėl pradžius, vėl susigers, vėl kažkaip pradeda skaidiklis išgaruoja, ta balta spalva vėl pradeda darytis permatomą. Ir tarp sluoksnių reikia laukti. Tai tuom ir gelbėjo dabar dažų maišiklį. Dabar laikrodėlis rodo, nežinau, čia rodo, nerodo, 9 valandikės, 9 valandos. Kur aš dažų gausiu?
pas save tik dažų gausiu. Nu ir viso. Ir vėl maišau per naują, kur aš čia, ką čia buvau padaręs. Čia yra kilas 200, nu ir dar kartą darau tą kilą 200. Šiaip sako, dažų maišyklę užtenka prasukti per dieną 2 kartus. Tipo ryte ir per pietus. Bet aš nežinau, aš kažkaip nelabai pasitikiu, mano toks jausmas atrodo, kad tie metalikai, jie labai vis tiek greitai nusėda. Kaip gali pusė dienos metalo arba aliuminio plokštelės, pudra laikytis bendroj masiai. Nes vis tiek metalas yra sunkus, jis vis tiek pats pirmas, kuris nusėda į dugną. Bent jau man taip suvokiu. Tai prieš kiekvieną maišymą, nu bent 3-4 minutės pamaskatuoju, kad susimaltų tie dažai. Nu, čia kol šnekėjom lelė. Baltas yra monolitinis, kaip čia pavadinasi, ne monolitinis, o solidinis, vienkomponentinis, tai jau tokį, pavyzdžiui, kaip baltą jau galiu pilti 900, 9696, 7. Kai su tokiais žaidimais nepili pilno kiekio dažų, nu, pavyzdžiui, kai iš parduotuvės imčiau, pasimčiau čia 10 litrų, o sais gal 8, nu, paskui 2 litrai lieka. Nei jie man jie reikalingi, nei klientai. Tai esmė tokia, kai dasipilinėjau, pats žaidžiuosi, ten tai džiūsta. Ten tarp sluoksnių, ten jau skaityk 2 pilni bazės sluoksniai, jiem reikia, kai išdžiūtų. Da geltoną buvo uždėtas. Bet geltonas jisai turėjo išdžiūti. Nes kai tik uždėjau geltoną ir nusidažiau Batmano bumperį, nu tai tie išdžiuvo. Dabar susidažiau tos baltus, džiūsta, kol darausi baltą spalvą. Dar nesu susimaišęs kseraliko, to, nežinau, antros sluoksnio, nu tas, kur yra perlamutras pats, to sluoksnio. Tai va, dabar padėsiu tada tą baltą spalvą, pridengsiu. Ir vėl naisiu maišintis tą perlamutrinį sluoksnį. Nu ir gausis, kad išdžiūsta, man viską perlaukiu. Va, ir dar vienas dalykas, nepamiršt, reikia biškį pilti 2 procentus, 3-2 procentus kietiklio, kad greičiau nugaruotų skiediklis, kad mažesnė tikimybė būtų lupimui silako, atšokimui. Vsio, skaiduką dapilsiu. Chebrytė, aš nugalėjau, pagaliau, blemba. Čia reikalų buvo tai normaliai. Slyvukė. Kaivis. Bamperiukas iš parduotuvės, karoči. Su rašteliu, su kerzelė, žodžiu, viskas lygiai guli. Apačią irgi išlakavau. Čia, karočią, biškį turiu nelaimę. Čia pirmam lakui sluoksnį iš puliko kapt. Nu, bet. Čia galima, sakykime, gal ir atleisti. Čia apačioj. Atsigulęs gal šeimininkas nežiūrės po apačią, kaip ten viskas atrodo. O gal ir žiūrės. Nu, pažiūrės, tada bus bėdos man, jeigu pažiūrės. Su juodu viskas aišku. O, baltas. Žiūrim, baltas. Baltas turi irgi raštą, turi kelis taškelius turi, bet per 20 sluoksnių, aš manau, čia gal sakyčiau, galima atleisti. Ką?
Tokie reikaliukai, karoči. Bam, bam, viskas išlieta, sulieta, sutemta. Slengsti pažiūrim, pažiūrim slengsti. Bam, pasižiūrėkim iš viršaus bendras. Iš šono, davai iš šono. Nu, ką jūs? Ledasai, ką šitą šneka, tas irgi gražiai viskas blizga. Svarbiausia yra neperpilta, lakų neužvirs, nenubėgs. Svarbiausia tie dalykai, kad neatsitiktų, kad turėtų dažas savo raštelį, struktūrą, va. Kad struktūra tą lako gulėtų, jisai neperšiurkščiai irgi. Nu, все, koziriokas mano. Nu, irgi. Nu, dar čia biški pasitems gal lakelis, pagražės. Čia ką turim. Nu, irgi čia. Neišbėgo, nei iš kaušų išlinko, nei čia išlinko, nei čia kažkur nubėgo. Viduje, aš manau, išsilakavo viskas irgi superovai. Iš viršaus, iš apačios. Nu. Nu, sujudėjimas, aš sakyčiau, neblogas. Čia realiai kameroje dar kažką... O, ir dar rankinėlis padžiautas, va. Va. Gamiklėlį irgi gražiausiai blizga. Tai aš čia būsiu pajudėjęs šiandien labai neblogai, o čia, kad dar kažką įkišta, aš neįsivaizduoju, čia įmanoma fiziškai, ką nors dar daugiau įsidėti problemą. Karočiai grindys. Limpa, visas grotas limpa nuo lako. Karoči, 2 litrai lako, apie 5 kilogramus dažų su kisielium krūvoj gavosi 3-2 kilogramo baltas padas ir 1,5 kažkas, nu, grubiai per pusę to snarglio. Nu, prašau. Tai tu, va, grubiai paėmus 2 litrai ir 6,5 litro. Ir pabandyk dabar atsistojęs per puliką išpilti 6 litrus skysčio per 1,3 kilutę. Vien kiek laiko reikia, kad išlašintų. O čia dalakstyt, musikuot, tarp sluoksnių laukti. Nu, tai aš jums galiu parodyti, ko aš pabaigiau. Ko aš ir pabaigiau. Neskaitant to, kad aš dar 7:30 ryte šiandien atvažiavau. O čia yra 7:30 jau kitos dienos. Dar nusipraust, persirengti, mašiną susivaryti. O po 1:10 gal namie būsiu. Tai va, šiandien tiek. Susitiksim vėl. Pabandysiu parodyti laivheką, kaip apklijuoti va tuos lipdukus, va, kad nesigautų taip, va, kad kampai atplyšę, čia atsinėręs, čia toks šuršavas viršus apklijavimas, čia kampas viršų irgi nerėsi, nu, čia pačia taip nupjauta, nu, aš padarau su iziolke, karočią, apsuku iš vis. Visus kampus apsuku su iziolke, jau kaip jų nieko. Ratuku apsuku. Lauk, anoj pusėje yra parodysiu. Kaip čia viskas būti. O taip apsuku. Traukiu, izoliaciją, guldau, užlaužiu, padarau posūkį ir vėl pakloju. Ir vėl užlaužiu, ir vėl. Nu, ir gaunasi toks. Kampuką užsidengė, viskas užsidarė. Visio, ir paskui, kai užlakuoji, nimt labai lengva, kai yra toksai už to, kaip paim. Ir visio. O taip, hebrytė, mokykitės.
Nu, šiandien situacija ne ką lengvesnė. Stogo pasiekti neina, ant bačkos pasilypęs, karočiai, bazę dar kažkaip išbarstysiu, o su laku nežinau. Paimti, sumaišyti ir išpiltą indelį ir įstumdyti, nežinau. Čia vėl susidėjau tos sparnus, karočiai, praėjimo, nelabai kažkas yra, vaikštau pilvą įtraukęs. Nes rytoj dar turiu, kas tenai, 4 durys kapuotas. Lemba yra reikalų. Tai va, taip dengiu, barstau, geltonis dar mušasi. Oi, dar anas vyrus, geltonas. Čia jau panašu į nudažytą, į baltą, jau gerai. Tai va. Gerai, maišikliai maišosi, vėl iš naujo dažus pilti. Parsivežiau, kūras aišku baigėsi, kūro vėl parsivežti. Nu, situacija irgi nepavydėti. Ką aš dabar turiu, viskas, jau dabar perlus padėjęs esu. Ant stogo uždėta yra viskas, šoniukai irgi jau užperluota. Viskas prajomai padarytas, tuikelis padaryta. Čia irgi jau viskas nebe geltona, viskas taip kaip priklauso. Nu va, dabar eilė bus palakuoti. O kas čia man nerima labai kelia? Nerima labai kelia, kad vėl blemba 11 valandų, karočiai, vėl esu kaip lavonas. Porą kasiakų įkrito, bet jau čia gausiu pripoliruoti, nuo šito nepaimsiu. Čia ir čia. Čia yra neištirpęs pigmentas nuo 0004 stabilizatorius, blema, va. Vos sparnų nenumečiau. Blema, per skubėjimą neperkošiau su koštuvėliu į spjovį. Bet aš jau jo dabar niekaip nepataisysiu. Jie arba, nieko. Arba perdažyti, arba pripoliruoti. Nu kaip perdažyti, dabar nelakuot, pasidėti šoną, rytoj pašėušt, pašveist, pataisyti ir tada galima kažkokias manipulacijas atlikti. O dabar pastatysiu, parodysiu, kaip čia man sekasi pasiekti stogą, kaip čia viskas lakuojasi. Ir, įvertinsim pabaigą visi kartu. Nu ką, dabar iššaunam ant žiūrėk, dideliukas. Ant žemės gulėjo, kiek pro jį praėjo, baltų. Mano kėdai irgi tas pats kelnis, jau irgi baisus. Gerai, įkalu ant drąsos ir dedu laką. Lakas suguldytas. Dar jis toks pasitems truputėlį. Bet čia kaip viskas jau kaip ir neblogai. Ant stogo yra, aišku, keletas tokių. Bet per tokį stogą, žinai, nėra ką norėti. Va, matas yra vienas, antras. Ant sparnų šiaip gražu. Raštelis yra, viskas susipylė, susilėjo. O čia kažkas yra pakrytę. Yra, nes, čia
Ir vėl tiek visko prisinešęs, čia pat į sparnai, čia pat į dar mano kasiakai, kažkodėlį pamiršau vieną kartą panaudoti. Blema, nu nuovargis, vis tiek duoda savo, nu tokios smulkmenos. Nu aišku, geriau būtų, kad jų nebūtų, kaip sakyt. Bet nu vis tiek, vat tiesina, tokie kasiakėliai, kaip sakyt. Viskas šiaip va, kaip ir okis. Viskas gražiausia. Всё. Nu, aš manau, kad pusė velnių. Nėra čia jau taip viskas blogai. Bet erzina tai, kad žinau, kad galima dar geriau. Supranti, bet va tas mane pėsi. Ir kai va per tokį žioplas klaidas atsiranda tokį kasiakai, tai aš nu, vat nežinau ir dabar važiuoju namo, kaip ir reikia džiaugtis, jau apsidirbau, bet blemba, bet vis tiek piktis jėma, kad nu, tokių esu praleidęs, kasiakėlių smulkių, kaip sakyt. Nu, aišku. Nu, visai geras ženklas, šiandien jau turim tik tai 11:30. Tai jeigu yra 11:30, vakar 11:30, šiandien 11:30, tai rytoj gal 10:30 arba 11:30, gal tada būtų iš vis. Tobulėjam, bet dar daug darbo liko, dar va, durelės, čia sudėtos. Durys iš dviejų pusių iš lauko iš vidaus, durys iš lauko iš vidaus, paskui kas kaputėlis dar iš lauko iš vidaus. Nu, blamba, yra veiklos. Dubliukas numeris 3. Prieš paskutinis, vienu žodžiu, dažymėlis, paskui beliks 2 durys ir kapotas. Šiandien turiu 2 durys ir kapotą. Čia yra Merso durys ir Merso kapotas. O dar galėčiau, aišku, kišti 2 durys, gal įtilpčiau. Aišku, tilpčiau palei tuos visus suspaudimus, čia tos vietos. Yra, kiek aš jas spaudžiau per tas paskutinės dienas. Galima viską gilin stumti, tikrai 2 durys kaip nieko. Bet iš kitos pusės, aš neturiu tiek tų virtualiuotas, kai tik tas čia virtualiuotas, tą jau pirkau, naują nuvažiavęs virtualiuotas, tą skolinausi, nu, tai dar 2, jau čia biški sudėtinga būtų susirinkti tiek. Nu ir ką, esmė, kad šiandien normalus laikas jau yra 3:30, šansų yra, kad grįšiu kaip žmogus dar tą pačią dieną. Ta prasme, grįšiu namo, nereikės iki ryto varyti, nu, rytoj žada žmogus atvežti kapotą dar vieną. Tai gaunasi, kad rytoj nedažyti to kapoto atskirai. Į bam, 2 durys dar Merso ir kapotą. Всё, ir būsiu pilnai perpylęs visą Mersą. Tai planas toks, nu ką, dabar ta pati schema. Nariebalint, nušluostyt, nusausint, išdažyti iš abiejų pusių. Važiuot padaryti. Tai va, apžvalga bus dabar. Apžvalga prieš dažant. Tai gaunasi taip, 3 detalės tik tai paruošti ir nudažyti, gaunasi visa diena. Vat. Kokia visa diena? Dabar yra 4:30. Jau turėčiau atruoštis namo palei, ne valdišką grafiką. Bet gyvenimo realijos yra kitokios. Kas namo, kas dar tik tai dabar dažus maišosi. O kaip čia taip gaunasi? Gaunasi taip, kad jeigu tu nori, kad viskas prisirištų, prisitemptų, visi laikikliai, išsiklijuot gražiai, kad neišpūstų, nepakeltų dulkių, tokios plėvelės, užtraukimai visokie, nu, blemba, laikas tikų takų, va, kapotą. Kapotą irgi prikabint. Nu, čia gerai, ant tų vinių pakabinai laikosi, o čia tai nėra kur tų įremt. Pirštelių, nu tai va, su dirželiais kažkaip tai šalia skylę radau, trumpesnį laikiklį
įtempimą tarp tų padariau, kad kapotas galėčiau vartyti drąsiai, kad nereikėtų jį ten gaudyti, sibuojant jį gaudyti, kai čia buvau tą pastatęs namelį iš tų medinių kojų. Nu, karočią nesąmonė. Ir nepasiteisino, nugriuvo, nuvirto. Tai jeigu nori, kad būtų ramiau, reikia laiko. Pastangų ir pasiruošti normaliai darbui. Nu tai su dažymu į įžangą tiek, o dabar judam greičiau, ant greičio ir įsijungsim dar vėliau biškį į eterį. Nepraeina viskas taip lengvai, kaip norėtųsi. Vis tiek vakar turėjau vieną papuolimą. Užkliuvau duris. Jau per skubėjimą. Kamerų vietos, kuo daugiau vietos, tuo sunkiau praeit gaunasi. Man, aš nežinau. Viskas kraunasi į vieną krūvą. Tai kapotėlis. Ką tai, pažiūrėkim. Tokiu dydžio kapotas. Ir išlietas visas sulietas. Nėra, kad būtų kažkur praleista, nedalieta, nepasiekta, arba čia kažkur kontūrai ant nosies, ant priekio. Prašau. Jokių dešrų, jokių apsikontūravimų. Ir dar negana to, kad čia iš vidaus visas grožiai dažysi. Čia viskas gerai, durelės irgi, viskas fainiai. Čia yra kažkas, bet čia paruošimų kažkoks gaidelis praleistas. Durelės irgi, viskas guli, viskas gražu, nepagauna šis. Bet vakaro vinis tai beveik kaip ir nudažyta, bet nenudažyta. Kažkaip įjau kažką pasilenkti, kažką paimti, nežinau. Drūkš tokį giliai, galvoju, blemba pašveisiu. O kai čia balta spalva, sluoksnių daug, storai. Pradėjau šveišti, pradėjau veltis. Načiurt, o namo vis norisi. Tai, karočią, paėmiau su skydikliu, pamazojau, kad šiandien pašveis būtų mažiau, lengviau išlyginti viską ir tiek to, nes vis tiek turiu dar 2 duris. Tai dabar tas prisišiaušiu, atsinešu dar 2 dureles, ir bus kaip pabaiga.